Hey, 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 yo, hey, hey, yo, hey, yo, hey, yo. Брателло, затни, говорят радисты, O pirmadienis, kaip smagu ir gera grįžti į Zipą. Šiandien pirmadienis, ar ne? Deja, Rolando Mackevičiaus nėra, jisai šiek tiek serga, sušlubavo druskininkos sveikata, nors, žinai, sako, važiuoju į druskininkus šiek tiek pailsėti, procedūros, visokie masažai ir va čia tau grįžo su sloga ir temperatūra. Tai pasveiks, Rolka, mačio tikras yra. Tai šiandien iš tikrųjų mes turim svečią, pirmadieniais pas mus visada ateina svečiai ir šiandien šalia manęs sėdi Žilvinas Tratas, aktorius, mačio, dvigubai vos nedidesnis ir už mane, ką tik nuotrauką darėm. Ir iš tikrųjų labai smagu. Tai sveikas, Žilvinai. Labas, Jonai, labas vakaras, klausytojai. Va, ir balsas tavo klausyk radynės. Nu, čia dėl to, kad jau kokie 3 metai darau balso pratimus. Ane? Jo. O tokį balsą neturėjai? Ne, kai stojau akademiją, tikrai nebuvo tokio balso. Tai galima bet kokį balsą padaryti dar geresnį balsą? Tikrai taip. Geras. Nu, mes išklausinėsim apie šitos visus reikalus. Tu esi jau žinomas aktorius. Aš žinau tave dar labiau dėl to, kad mes sportuojam tą pačiam klube. Esi sportininkas, aktorius ir modelis. Šiandien, kaip tik sakei, dar grįžai iš Latvijos, ar ne? Taip, šiandien buvau Rygoj, buvau atrankoje į vieną reklamą Ukrainos rinkai ir žiūrėsim, James Bond? Kas ten ta reklama? Kvepalai? Ne, ten yra telekomunikacijų reklama. Aha, tai reikia čia tas pagrindinis aktorius, ar žinai, kaip būna ten, kur dengime, ar 1000 bėga? Nežinau, man sakė iš viso, kad bus 6 aktoriai, tai aš būčiau vienas iš jų, tai, sakykime, gal antraplanis daugiau negu. Apsimoka reklamose filmuotis, daug pinigų gauna? Jo, reklamos, manau, yra labai greiti pinigai. Tos, sakykime, praleisto laiko filmavimo aikštelėje ir pinigų santykių, tai labai apsimoka. Daugiau reklamose nusifilmavęs? Nu jo, jau ant pirštų ko gero nesuskaičiuočiau. Supratau. Klausyk, pradėkim viską nuo pradžių. Mes turėsim šiandien su tavim pokalbį netrumpą, turėsim gandus, mitus arba teisybę, neteisybę apie tave. Taip pat apžvelgsim tavo gyvenimo momentus ir turim klausimų iš mūsų klausytojų, kurie pamatė tavo nuotrauką. Daugiausiai moteriškos lyties? Nu jo, moteris ten klausė tavęs daug ko. Tai viską nuo pradžių. Klausyk, kur tu esi gimęs ir kur užaugai? Esu gimęs Vilniuje, Vilniaus gimdymo namuose, užaugęs. Kaip iš knygos? Adresas? Gimiau po 7-5. Ne, tiesiog aš tikslinau šitą informaciją prieš darydamas tatuiruotę Made in Vilnius ant bambos, tai reikėjo pasitikslinti. Parodyk. Mačiau lyg tai. Gali parodyti, kaip atrodo? Made in Vilnius. Nice. Geras. Kaip čia sugalvotai? Čia, kai buvau Škotijai, buvau vienas ir pasilgęs vakarėliai buvo smagus. Ne, buvau vienas ir pasilgęs namų, tai reikėjo kažkaip tai pamaloninti save ir pasidaryti kažką savo artimo. Gerai, tai gimiai Vilniuje, kokiam rajone užaugai? Žirmūno pačioj, ten jau šalia, galima sakyti, Šnipiškių. Tai esi matęs visko? Jo, esu matęs. Nes Rolka, jeigu sako, kad Rolka viršuose, tai ten irgi bachuriukai rimti užaugę. Tai ir tu turbūt esi matęs, ar ne, visko? Jo, tikrai ten buvo. Nu, nes ten tas Šanchajus prie pat realiai, tai o Šanchajų tai tikrai visko galima pamatyti, ten turgus. Varkių visokių. Jo, varkės ten tikrai. Klausyk, tai kokią mokyklą tai? Tuskulenkė, buvusi 31 mokykla. Tuskulėnų vidurinė mokykla. Kaip tau sekėsi mokykloje? Labai prastai. Ką prastai? Kodėl prastai? Tu buvai visiškai nesimokyt, muždavai kitus, ką tu darydavai? Jo, ten visko buvo, kad mokslai, būtent visokie, sakykime, pažymiai, tai man paskutiniai vietoj buvo, šiaip aš ten pakankamai retas svečias buvau, o kai ateidavau, tai dažniausiai trindavau kažką, jo. Aš mačiau nuotrauką, kad tu esi nusiskutęs plaukus. Čia po mokykloje jau buvai? Čia jau buvau mokykloje, ten buvo kokių gal 15 metų. Tai galim sakyti, kad tu buvai marozas? Jo, manau, kad laisvai galima sakyti, kad buvau marozas. O mokykloje kažko... Kaip, jeigu, aišku, buvai marozas, tai nieko nebijojai, bet aš noriu paklausti, ar reikšdavaisi kažkur tenais? Renginių, aišku, nevesdavai. Tam niekas, tikrai absoliučiai neįdomu. Absoliučiai niekas neįdomu. Buvo įdomu, kaip savaitgaliais pagerti su Hebra, ten sukelt kažkokias tai ekstremalias sąlygas, jo, muštynėms ten ir taip toliau. Tai kiek tu metų tai mokėsi, taip? Iki 12? Ne, aš baigiau su, sakykim, kaip čia net nežinau, kaip pasakyti tiksliau.
Su sąlyga, kad aš įsineždinu po 10 man davė testą. Eina savo, rimta. Tai ką, 10 baigiai, tada ėjai kankinti kitų mokyklų? Ne, tada taip susiklostė aplinkybės, kad teko migruoti. Išvažiavai? Jo, išvažiavau iš pradžių į Norvegiją, Norvegijoje šiek tiek nepavyko užsikabinti, tada iš ten tiesiai skridau į Škotiją, Škotiją jau pavyko užsikabinti, ten prabuvau 4 metus beveik. Klausyk, vieną iš gyvenimo momentų tu visur drąsiai ir viešai vartoji ir sakai, kad buvai pasiekęs visišką dugną. Jo, dugnas buvo irgi. Nu, aš nežinau, šiaip realiai reiktų dar pasiklausti turbūt kitų žmonių ir ten kokių, sakykime, nežinau, psichologų, kas tai jų terminologija yra dugnas. Bet mano terminologija dugnas tai buvo, kad visiškai pažįstas kūnas tiek iš vidaus, tiek iš išorės ir protas, nėra nei vieno tikslo, nėra praktiškai dėl ko gyventi ir tas nuolatinis pilimas į gerklę. Tai tūsindavai normaliai? Jo, bet ten jau anksčiau yra... Ne tai, kad savaitgalį, ateina savaitgalį pasitūsinti. Ten jau buvo rimčiau ir buvo taip, kad nebereikia tūsinti. Nebetūsinime esmė buvo, o esmė gerime. Nu, stipriai. Tai, bet čia ne Lietuvoje. Tu kai išvažiavai ieško darbą, dirbai, ne? Ten dirbau, ten... O kas čia įtakojo? Draugai tavo? Ar tavo toks suvokimas buvo, kad, nu ką, zeba pagerti yra? Jo, manau, kad prasidėjo tai viskas labai gražiai, kad ten savaitgaliais ir panašiai, bet paskui ilgainiui tas ėmė gilėti ir būti girtam buvo žymiai prasmingiau, maloniau, negu būti blaivam. Ir... Kiek tau čia metų buvo? 15. Prasidėjo tai dar anksčiau, prasidėjo gal kokių 14. Nu, va, tie pirmieji pabandymai jau, kad taip pasigertai buvo jau nuo 13, nuo 12. Bet čia grinai aplinka turbūt Hebros buvo. Nu, susitinkam su Hebra, pasiėmam porą bonkio alaus, tas porą bonkio alaus ant galvos vaikui, tai visai nemažai. Nu, taip. Ir paskui ilgainiui tie, sakykime, stavkės didėja to alkoholio ir taip toliau ir galiausiai atsitiko tai, kas atsitiko. Ką tau tėvai sakydavo? Nu, ką jie gali pasakyti tokiu atveju? Blogai sakydavo. Blogai, ne? Labai blogai. Bet atėjo akimirka, kai tu čakros atsivėrė ir viskas apsivertė. Tai mes po trumpos pertraukos grįšim prie šitų momentų ir tu galėsi juos papasakot. Ir ką dabar veiki, nes dabar esi labai daug ką nuveikęs ir dar nesustoji. Tempai tavo tik didėja ir labai smagu. Tai pati pradžia, bent jau aš taip galvoju. Svečiuose pirmadienio svečias, aktorius, modelis, kačiokas Žilvinas Ratas. Kačiokas. Tavo pavardė tokia? Jo, jinai portugališkai reiškia savadautojas, tai aš truputį didžiuojas. O lietuviškai ką reiškia? Tiesiog Ratas moterim labai turbūt aišku, ką veikia. Jo, aš kai vaikystėje labai gėdėjusi, o dabar tai žiūriu, kad čia privalumas vis dėlto. Taip, labai toks. Užtikrin. Žiūrint, tave atitinka pavardė, žinai, kaip būna. Jeigu manęs būtų Tratas, nu, sakytų, nelabai. Nelabai Tratas, jau manėt, nelabai. Gerai, kur mes sustojom? Tu sakei, kad 13-14 pradėjai tą juodą liūną ir buvai visiškai 20 metų jau pasiekęs, kaip sakyt, savo limitą. Jo, 19-20 jau buvo ten jau visiškai, ta prasme, labai blogai. Nu... Tai ką, gėriai vartojo narkotikus, kas buvo? Narkotikai, man pasisekė su narkotikais tuo, kad... Buvo geri? Ne, kad... Gerą dilerį turėjau. Kad man iš tikrųjų labiausiai patiko iš visų svaigalų alkoholio poveikis. Ir aš pabandęs daug skirtingų narkotikų, nei vienas taip neužvežė kaip alkoholis, todėl aš prie jo ir likau. Tai tu stipriuosius gėrimus geriai? Nu jo. Stipriuosius. Ir daug išgerdavai? Labai daug. Aš galėdavau pusantro litro vodkės ant galvos laisvai. Čia per vakarą, taip prasme. Wow. Jo. Man jau 200 gramų aš jau. Rolandą ieškau, sakau, varom namo, rolką. Nu, matai, aš dar realiai sverdavau visą laiką apie 9 kilų, tai čia irgi dar šiek tiek įtakoja turbūt. Tu minėjai, kad prieš šitą kultūrizmo dabar puoselėjimą savo kūno, tu dar boksą lankiai. Jo, lankiau boksą. Tai čia buvo tas boksas, gal tau irgi davė tokį, žinai, būt šustram mokykloje, kad reikia biškį tą jėgą panaudoti prieš kitus. Kiek metų tu buvo, kai boksavaisi? Buvo, man 2 periodai buvo prieš išvažiuojant apie metus ir po to, kai grįžau ten virš metų. Ir viską kartu sudėjus buvo... Visai neblogas laiko tarpas. Bet ir sportavai, ir tūsinai čia taip. Tai va čia tas ir yra peilis, man atrodo, visam dalykui, nes tu 5 dienas varai, ten prakaituoji, o paskui nutrūksti nuo grandinės savaitgalį ir tas, man atrodo, smegenim dar blogiau ir ten visiems tiem arkliam ir panašiai. Tai
Tai sudėliokim dabar tos 20 metų, tu esi Škotijoje ir kas nutiko, kad tu staiga atsikėlė ryte ir supratai, kad man šito nebereikia? Ne, tai ten buvo Škotijoje pačioje išmetimas iš kelių darbų išėlės, išmetė iš vieno, paskui įsidarbinau kitam, iš karto išmetė iš to po savaitės, tada supratau, kad laikas grįžti namo. Grįžau namo, pamačiau, kad čia viskas ne tas pats, kas buvo prieš tai, kaip išvažiavau. Nu, aš tikėjausi, kad grįšiu ir maždaug toliau su vėjeliu tas pats bus, bet pamačiau, kad labai viskas pasikeitė, žmonės pasikeitė, kai kurie draugai ten visai nusidegradavo, kiti atvirkščiai labai pakilo ir su manimi jau nieko bendro kaip ir nebenorėjo turėti. Ir va tada ir buvo tas lūžis, kad nei vieno tikslo, ką daryti, šiaip merdėt namie, neišeiti iš namų, nu tiesiog yra kažkas tokio baisaus. Ir kas atsitiko, kad sesuo man padarė šitą leidimą sportuoti sporto salėje. Pasiūlė man tai, aš priėmiau tą pasiūlymą, nuėjau sporto salėje ir pamačiau, kaip greitai viskas pradėjo pristoti vietas. Tu dar vieną momentą gyvenime parašai, kad po pokalbio su Mikutėnu nusprendžiu stoti į LMTA. Jo, bet čia jau buvo po kokių 1,5 metų turbūt, aš gal net po 2, po 1,5 maždaug metų buvo. Kai aš pradėjau sportuoti, tada man gimė vis nauji tikslai. Pirmas tikslas buvo baigti vakarinę, nes aš buvau baigęs tik 10 klasių. Kiek to metų tada buvo, kai jau apsivertė tau? 20 metų. 20, ne? Jo, ir galvojau, baigsiu vakarinę ir stosiu į priešgaisrinę inžineriją VGTU ir tapsiu gaisrininku ir gelbėsiu žmonės. Ir... Seksi, irgi profesija, žinai. Irgi visai ne. Jo. Ir dar plus boksavausi, tai galvojau, kad kaip tik dar, tarkim, už gaisrininkų komandą važiuoti tam tikras olimpiadas irgi būtų visai nieko. Tai čia viskas suderinta buvo. Bet tada buvo tokia viena atranka į kino ir tele virtuvę. Anksčiau buvo tokia mėgėjiška laida per teliką. Ir kažkas man pasiūlė sudalyvauti, aš sudalyvavau, o ten pasirodo operatorius buvo Algimantas Mikutėnas. Ir Algimantas Mikutėnas ten taip sušvietęs, gražiai pritemdęs, tokius atogražus spalvos, žinai, padaręs, sako, blembo, lietuviškas Antonijo Banderas, su tokia aktorinė, o ne gaisrinė ten. Ir aš tada pagalvojau, kad blemba vis dėlto maestro asmenybė ir sako man tokius žodžius, reiškia, nu, iš tikrųjų tai kažką reiškia. Ir pasidomėjau, pasigūglinau, kas ten su tuo aktoriniu. Pamačiau, kad kaip tik yra renkamas kino aktorių kursas, pirmas Lietuvoje, ne teatro, o kino. Taip, pagalvojau, kad noriu būti kine, galbūt visai tokia nieko idėja, pabandžiau ir įstojau. O prieš tai jokių aktorysčių niekada gyvenime? Ne, prieš tai mane dar vaikystėje mama vertė į muzikos mokyklą, bet ten irgi paskutinius 2 metus aš imdavau pinigus už muzikos mokyklą, bet nedaidavau. Tai įstoja pirmo numeriu? Jo, ten yra tokios tikslinės vietos vadinamos grantai. Tai yra, kur režisierius įsirenka 2 žmonės ir jie įstos, nesvarbu kokie jų balai buvo ten per stojamąjį egzaminą ar po mokyklos, ten tie valstybiniai visi. Žodžiu, tiesiog 2 auksinės vietos, kurie vieną iš jų aš gavau. Kodėl tu gavai? Nežinau. Ką reikėjo daryti? Reikėjo įsijausti kažką? Jo, ten 4 turai stojamųjų buvo, ten labai rimtas reikalas. Ten pirmam ture reikėjo padainuoti, pašokti, pasakyti eilėraštį, pasakyti prozą. Tada, ką ten dar reikėjo? Suvaidinti etiudą. Antram ture ten daugiau jau etiudai buvo. Ten duotos kažkokios naujos užduotis. Trečiam ture berods ten... Dabar irgi net nepamenu. Man atrodo, irgi etiudai buvo. Nu, ten pagrindė vaidyba visą kitą. Ir po 3 turo ateinu, žiūriu, kad nėra manęs sąrašuose. Galvoju, neįstojau. Vėl tas pats, kaip visada. Jo, kaip visada galvojau. Nu ir vėliau. Jau norėjau tūsinti, bet pasirodo į kitus sąrašus, į tos grantų sąrašus įtraukė mane. Tai realiai 4 turas kaip ir buvo tik formalumas. Ir tada nuo rudens pradėjau mokytis. Ir kiek mokinaisi? Ar dar mokiniesi? Dar mokinuosi. Dabar su 4 kurse man liko 4 mėnesių iki bakalaurinių. Ja. Geras. Gerai, trumpą pertrauką vėl padarom, turim sugroti reklamą. Klausimus Žilvinui Tratui aktoriui galite užduoti Facebook'e po nuotrauką. Pažiūrėkite, didelis ir mažas, tikrai pastebėsit. Ir pirmadienio svečias aktorius Žilvinas Tratas. Taip galime tave dabar jau vadinti, jau patenkintas, jis taip jau aktorius, nes jau kiek beliko, čia porą mėnesių? Jo, porą mėnesių, kai gausiu diplomą, tada jau... O bus kažkoks finalinis, ar tau jau nebereikia? Vis tik vaidinai pasmerkti, pagrindinė rolė ten, jau kaip čia ir žinai, diplominis kaip ir yra. Ne, tikrai reikia padaryti diplominį, įrodyti, kad neveltui davė tą auksinę vietą, spektaklį pastatyti ir nusifilmuoti noveliai. Noveliai? Jo, noveliai. 10 minučių trumpas filmas, kuris, jeigu viskas pavyks,
kuriejams susijungs į vieną pilno metro filmą. Geras. Turiu menį, mūsų kursai yra ten 10 žmonių, kiekvienam ten po... Tai tu šito klausimą jau dirbė, kaip suprantu, liko 2 mėnesiai. Jo, va dabar pradėsiu iš tikrųjų. Nes, studentai atidėlioja ir dabar jau kaip ir truputį užpakalis dega, tai jau laikas pradėti iš tikrųjų. Tai tavo iš tikrųjų gyvenimas pasikeitė, kai pradėjai ir sportuoti ir įstojai į aktorystę, ar ne? Taip, įstojau aktorystę, tada susipažinai su boksą teko mest, nes jis kenkia šiek tiek ypač būsimam aktoriui, turiu menį figūrą ten ir atmintį ypatingai. Tai todėl perėjau baletą, šokt baletą. Baletą? Jo, ištaisyti tą, kas sugadino boksas, turiu menį, kad pečiai atgal atvažiuotų. Tai dėdėsi tas timpas? Dėjausi kažkaip. Geras, aš kaip norėčiau ant rolkos uždėti, jūs neįsivaizduojat. Kaip Boržė atrodytų jisai. Aš tai kažkada esu panašiai visokių tų bairių darys, bet ant rolkos dėjo, tikrai norėčiau pažiūrėti, kaip atrodo. Gerai, ant tavęs aš irgi tikiu, kad gerai atrodo. Nu jo, pas mane tas keturgalvis visai išvystytas, sakykime. O viengalvis irgi išvystytas, moteris paklaustų. Gerai, tai ką, kiek baletą lankėjai? Ar lankai dar? Atlankiau porą metų pas Smoriginą. Jesus Christ. Jo, bet paskui iš tikrųjų su mano svoriu, su mano to sudėjimu nėra labai, sakykime, geras dalykas sveikatai. O padarai špagatą? Jo, špagatą sėsdavau, virvutė niekaip, sakė, ir nors ir kiek aš ten kankinčiausi, nesėsčiau, nes tiesiog tokia struktūra kaulų nepasiduoda. O prieš tai, kai atėjai, kiek padarydavai? Nutrūkdavau nuo žemės kokį 20 cm. Čia daug? Daug, tai būtų. Daug, ne? Kaip, nelabai daug. Po bokso vis tiek visą laiką prasitampydavom, tai nebuvau toks visiškai... Ir ką, ir ten... Tai menas dabar, ar ne? Viskas. Menas. Visos, kaip čia... Visi įsitikinimai, kur augai rajone, pasikeitė, staiga ir tapai, toks, kaip sakyt, išprusęs žmogus. Jo, pradėjau domėtis būtent giliais dalykais, nepaviršutiniškais. Ką draugai tavo sakė? Vis tik turėjai šaiką, su kuria tūsindavai. Iš tikrųjų, draugai man labai padėjo tam visam šuoliui, nes boksas, kaip ir galima sakyti, užaugino mane tą tokį valingą žmogų, kovotoją, besipriešinantį. Ir visi draugai sakė, kad tau nepavyks, čia bereikalo svaičiui, kažkokiais nesąmonės, koks dar aktorinis, tengi visokie maurai apaugė, ką tu ten su jais veiksi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš, tai kurstė manyje norą įrodyti visiems jiem, kad jie klysta, įrodyti savo pačiam, kad aš galiu vis dėlto. Ir puikiai pasitarnavo tie negatyvūs. Kodėl metei dabar? Baletą. Baletą tai mečiau grinai dėl sveikatos, kad nesuvaryti sanarių, nugaros ir taip toliau. O turėdavai partnerą, šokdavot jūs ten? Ar vienas? Jo, reikėdavo pagalvoti. Netgi yra kažkur video, kur mes rusų dramos teatre turim atsiskaitimą. Jo, tai ten aš ir 2 merginos ir jos kaip gulbelės ir aš jas kiloju. Smoriginas buvo tavo vadas, ar ne? Jo, jisai buvo vadas, jisai, man atrodo, kad norėjo, kad aš šiek tiek rimčiau į tai pažiūrėčiau. Ne tik, kad kaip ištaisyti tai, kas sugadinta. Bet tai ūgis tavo, tinka balerūnai, turi jie būti aukšti tokie? Nes jų ir svoris, įsivaizduoju, neturi būti labai didelis. Jo, ne, šį balerūnai turi būti lengvesni tikrai ir mažesni, bet tas šiuolaikinis baletas ir panašiai, ten jokių taisyklių nėra. Ten atvirkščiai, kokį iščiau, to gali būti geriau, kaip ir bet kokiam mene dabar šių laikų. Supratau, tai klausyk, tiek naujo visko pas tave gyvenime įvyko. Kaip atsirado filmas Pasmerkti? Pasmerkti atsirado taip, kad geri žmonės pasiūlė mane dramaturgui. Dramaturgas pamatęs mano ten, kaip čia pasakyti, ankstesnius darbus irgi pamanė, kad aš tikčiau Tysono vaidmenį ir pasiūlė mane režisieriui. Galiausiai taip aš pakliuvau į tą serialą. Tai atranka? Ar ne, atrankos tokios, kad rinktųsi iš daugelio nebuvo. Girdėjau, kad ten buvo kažkokių trukdžių, kad režisierius liktais norėjo kito žmogaus, o dramaturgas manęs. Ir ten buvo kažkokia tai trintis, bet galiausiai vis dėlto pasirinko mane. Ir kaip tai jauteisi? Galvoju, kad paveši ar dvėjoji savim? Blemba, čia mane paėmė dabar, kaip čia reikės. Ar tikėjai savim, kad tikrai gali šitą įkūnyti aktorių, tą Tysoną? Tikėjau, dėl to, kad dramaturgas iš tikrųjų gerai pastudijavęs mane, mano praeitį ir visą kitą, ir jisai, manau, kad atsižvelgia į tai rašant scenarijų. Tai dėl to man ten nebuvo kažkokių ypatingai didelių iššūkių, ten kažkokių, kad reiktų laužyti save, lipti per save. Mokysi dialogus prieš tai, ar gaudavai iš karto ir varydavai? Jo, pradžiui
pradžiui šiek tiek pasimokydavau, kol atsirado ta greitoji, vadinkim, atmintis, kad tiesiog užtenka kelis kartus perskaityti, įsigilinti apie ką eina kalba ir tada jau... Buvo daug perfilmų, plema, čia biškai reikia, taip, žinai, taip pat, Ne, nebuvo serialas, ne ta žanras, ten nėra laiko tam, ten maždaug ką jau padarei, tą padarei, tas išeis į eterį. Bet tau gerai sekė, aš matai, eteris pas mum irgi vakarinis, tas serialas irgi rodomas, ko gero, vėlesnių laikų, 9 valandą, tai mes vis internete pamatytum, kiek aš žiūrėdavau, žinok, tau labai tiko, ta prasme, taip žiūri ir supranti, kad, toks, žinai, tipo, tikras, įtikinamas vaidmuo. Labai malonu. Ne tai, kad sveikas, ką tu, žinai, toks, kur jaučiasi, kad pritamta, o čia tau pagal veidą labai labai tiko. Prie mašinos tos kažkokios buvo scena, kur mašina vairuoja. Buvo. Stipri. Gerai, tai dabar pereikim prie, žinai ko, prie klausytojų klausimų. Jų yra ypač daug ir daugiausia, labai keista, kad moteris klausia. Bet yra ir moteris. Šiaip mes apkalbėjom, bet gal Gintarė galim dar atsakyti. Kodėl nusprendė iš blogiuko patapti, kas esi dabar ir kaip jautiesi dabar? Tai gal trumpai taip. Kodėl? Tiesiog, man atrodo, atradau prasme, atradau jėgų savyje siekti kažko aukštesnio, tikslai atsirado, kurie susijęs su būtent gerais darbais, o ne blogais. Kokių pliusų matai jame į viešumą? Sandra klausia. Kokių pliusų, kad viešas žmogus tapai? Viešas žmogus man tiesiog duoda žymiai daugiau pasiūlymų, žymiai daugiau darbo. Aš labai mėgstu dirbti ir kadangi vis tiek viešą asmenį dažniau užsako negu nežinoma. Valda klausia, kodėl išsiskyrei su Lina Karoblyte? Išsiskyrėm, nes biologiniai laikrodžiai gerokai skiriasi, mum abiem yra po 25 metus ir automatiškai ją jau norisi šeimos ir sėslumo, o man dar ne, man norisi karjeros ir sporto ir pamatyti pasaulį ir taip toliau. Tai... Labas rytas klausia, pastebėjau dažnai būni Facebook online, ar nesi vienišas atsisakęs alkoholio ir rūkalų? Pats atsisakiau to ir įnikau į sportą, pastebėjau, kad su nemažai žmonių nebesieja niekas atsisakius seno gyvenimo. Klausia, bet daugiau pats atsako. Tai kaip yra? Nesi vienišas dabar? Esu šiek tiek vienišas, bet čia manau, kad daugiau yra mano paties pasirinkimas, kad aš stengiuosi visą laisvą laiką kažkur investuoti ir tas pats sėdėjimas Facebook'e, jis irgi nėra šiaip sėdėjimas, jis yra realiai PR-inimas, visoks mezgimas kontaktų su tam tikrais asmenim, kad, žodžiu, viskas su perspektyva į kažkokią tai ateitį. O dėl žmonių, dėl senų draugų, tai yra keletas, kur dar vis susitinkam ir pabendraujam, nors nėra taip, kad norėtųsi tūsintis ten dieną iš dienos su jais, bet kartas nuo karto pasimatyti tikrai visai smagu. Agnė klausia, dirbau įkalinimo įstaigoje. Tavo asmeninį dugną ir Fenikso atgimimą dažnai naudoju kaip pavyzdį žmonėms, praradusiems gyvenimo džiaugsmą, viltį ir prasmę. Gal galėtum pasidalinti savo patirtimą, atskleisti, kas labiausiai tave motivavo pokyčiams ir privertė patikėti, kad neįmanoma gali tapti įmanoma. Mes jau kalbėjom, bet gal trumpai taip galėjo. Manau, kad čia labai panašus klausimas į Gintarės. Prasidėjo turbūt nuo tiesiog pirmo tikslo atsiradimo, tas tikslas pagamino antrą tikslą, trečią tikslą, 5, 10 ir tie visi negatyvus požiūris į mano ateities planus, tas kurstė ugnelę tą. Paskui tiesiog užsikabliavau ir dabar jau neįsivaizduoju, kad jeigu taip sustot vietoj savo... Arba grįžti į senas vėžės. Regresuoti tuo labiau tiesiog jau atrodo nebeįmanoma, tik pirmin. Ir aš netgi bijau to amžiaus, ten nežinau po kiek metų, kai jau kreivė pradės leisti žemyn ir kaip reiks tada save motyvuoti, kad vis dėlto žengti vis tiek tik į priekį. Grįžtam į eterį, pas mus svečiuose aktorius Žilvinas Stratas, modelis, fitneso entuziastas ir dar daug svajonių turintis vyriokas. Dabar prieikime, Žilvinai, prie paprasto dalyko, tai yra mitas, tiesa arba netiesa. Mes iš interneto surinkom įvairiausių, pasakojimų apie tave. Esi jau internete mėgiamas aptarinėti žmogus, ypač moterų, kaip supratom. Ir pirmas gandas. Ar tiesa, jog esi permiegojęs su 150 moterių? Ne, netiesa. 400 buvo. Neskaičiavai? Ne, tikrai mažiau negu 150. Ok, daugiau net nereikia, ko gero čia. Ar tiesa, jog filmuojant sibirietišką auklėjimą, itin artimai susibičialiavai su Hollywoodo žvaigžde Johnu Malkovičiumi? Ne, irgi netiesa, man neteko jo matyti aikštelėje. Neteko? Mes neturėjom bendrų scenų. Ok. Ar tiesa, jog prieš didžiuosius savo gyvenimo pokyčius
Net 22 naktis praleidai raštinėje. Ne, buvo tik tai viena naktis ir jinai buvo gerokai anksčiau prieš didžiuosius pokyčius. Ką buvai padaręs, pavogęs, kažką primušęs? Primušęs. Tada boksą lankėjau. Jo, tada jau lankiau. Aišku, ko čia. Toliau klausim. Ar tiesa, jog serialo Pasmerkti 2 kūrybinė komanda dažnai kreipdavosi į tave, prašydami tavo pagalbos rašant scenarijų? Ne, netiesa. Tu pats neprisidėdavai? Ne. Visiškai. Gaudavai tekstą ir taip. Bandau dabar prisiminti. Buvo vieną kartą tokia situacija, kad perskaitę scenarijų šiek tiek suabejojau dėl autentikos, ar tai būtų realybėje, ar neprasilenkęs logika, ir tada susisiekiau su dramaturgu, bet viską išsiaiškinom ir realiai viskas tai buvo viskas. Ar tiesa, jog tavo didžiausia profesinė svajonė yra suvaidinti Terminatorių, o vėliau tapti Kalifornijos gubernatoriu? Šiaip Schwarzeneggeris, jisai man labai imponuoja kaip žmogus, kaip talentas, kaip mokantis save parduoti ir taip toliau, bet ne, į politiką iš vis netraukė, Terminatorių suvaidinti jau vieną suvaidino, manau, kad geriau už Schwarzeneggerį niekas jo nebesuvaidino. Tu esi lietuviškas Terminatorius, pažiūrėk nuotraukos manim, kur atrodai tikrai aš esu kaip, nežinau, žinai kaip yra filmas Švarcas, kur su broliu Dvinys, man atrodo, jo, tai tas mažiukas. Denny DeVito. Jo, aš tas Denny DeVito tik dar nepraplikęs, o tu esi tas Švarcas. Ok, tai atsakėme į visus klausimus, reikėtų tau paplot. Čia mes turim kiniečių daug mažų, kurie dirba šitą klausimą. Aš dar norėjau paklausti tavęs nei mito, nei tiesos, nei gando. Čia tu kalbėjai, kad tobulini savo balsą. Jo, tobulini. Kaip tai jūs daro, trumpai? Aš šitą esu girdėjęs, bet iki galo nieks man nėra pasakoja. Tai čia yra atskiras kursas? Iš tikrųjų, tai taip, yra tokia disciplina pavadinimu scenos kalba, kur lavinam savo balsą, lavinam skaitimą ir taip toliau, bet aš tos disciplinos atsisakiau labai anksti, nes tiesiog atsirado, sakykime, nesutarimų su dėstytoja ir man atrodė, kad jos naudojama... Dėstytoja? Jo. Tai tu nesutikai, nueiti pasimatymą, ar nesu? Ne, tiesiog ta, kai jinai dėstė, man pasirodė, man asmeniškai nenaudinga, todėl aš tiesiog atsisakiau to ir pradėjau domėtis pats, kaip tą daryti. Tai trumpai, kas ten yra? Ten yra įvairios mantros ir panašiai, balso pratimai tiesiog. Jo, panašiai. Žinai, kaip aš tobulinu savo balsą? Svarbiausia yra išlaisvinti kaklą, nes kaklą visi tie raumenukai spaudžia balso stygas ir automatiškai tas balsas laibėja. Tai, kad padaryti žemesnį, pirmiausia, reikia išlaisvinti viską. Tada kvėpavimas labai svarbu ir būtent tos visos mantros ir panašiai, kurios tiesiog stiprina tą balso stygas. Tai va. Supratau. Aš tau galėsiu pravesti paskui pamokas. Aš tai žinai, kaip savo, jeigu, pavyzdžiui, ryte atsikeliu ir reikia, dabar įgarsiname su žmona knygą tokią vieną, ir ryte reikia anksti keltis ir aš visada miegantis toks nuvažiuoju. Tai visada, jeigu mane šone kas nors su mašina lenkia, gali matyti dainuojantį Lietuvos himną. Aš atsimenu, kai 2006 variau Zipą darbintis, irgi balsą reikėjo pralaužti kažkaip. Ir nežinau, ką daryti ir neatsimenu ne vienos dainos kažkokios teksto, kad rėkčiau ar šnekėti su įmirkitės nori. Tai ant visos katuškės, žinok, važiuojant, dainuoju garsiai Lietuvą tėvynę mūsų. Čia šiaip jo, vienas iš būdų iš tikrųjų pažadinti. Ko gero. Viskas, gandai susakyti, dabar po vienos dainos mes grįšim, žinok, su užduotim. O. Teks pūst, esi pūtęs, aišku, esi pūtęs. Esi pūtęs, o balioną? Manau, kad teko. Teko, ar ne? Žinok, mes turim lentelę. Kol kas nepralenkiamas yra Mantas Jankavičius, 10 sekundžių 75 šimtosios, tada Rūta Meilutytė, 13 sekundžių. Ir trečioje vietoje Jurgis Damaševičius, aktorius, gal teko girdėti. O paskutinėje vietoje Tadas Vidmantas 2 minutės, bet dar paskutinėje vietoje, taip o nebaigęs. Balionas dar yra įkaltas su vinimi, tai yra Emilis Vėlyvis, praeitos laidos svečias. Jo, jisai sakė, norės grįžti ar turbūt, tai dėl to čia tai paliko. Tai dedam 3 minutės ir mes grįšim su tavo putimu. Nu, Žilvinėlį, patratinsi balioną. Pamėginsiu. Tai baisu iš tikrųjų. Baisu, žinok, aš visada užsidengiu, nes sprogsta jisai stipriai ir garsas būna ir dažniausiai tie akiniai, kuriuos dabar tau davėm, kad apsaugotų tavo akis, nes yra daug kas ir susižeidęs. Ne taip pat. Galėjai ir nesakyti iš tikrųjų. O tu paimi ir patikėjai.
Gerai, tai... Tiesiog pūstrį. Jo, mes tą laiką nuimsim, aš to. Turiu laikmatį. Ir mes pradėsim to. Palauk, sekundę. Esi daręs kažką panašaus, sakai? Ne. Ai, tai reiškia, ne. Tiesiog tvarkingai pripūtęs balioną. Esi tiesiog pūtęs balioną, tai gerai. Kaip tik būsi pasiruošęs, aš spausiu laiką, startą ir stabdysiu, kai jisai sprogs. Tai... Pradžia yra. Tai po truputį, po mažiuką, neskubėdamas, Žilvinas Stratas bando pripūsti balioną. Geltonas balionas pučiasi, aš ausis užsidėjęs, ta prasme. Sima, žinotum, kai žiūri filmas, jau beka, ką aš darau? Ausis visada užsidengiu. O, jau didelis, turėtų jau eit greitai. Oh my god! Kiniečiai į trasą iš karto. Taip, spėk, koks tavo rekordas yra. Nuspėjau, kad tikrai ne taip greit, kaip galėjau. Ne taip greit, kaip galėjai. Tavo nėra prastas. Iš tikrųjų, 34 sekundės ir 900. Tai čia kelinta vieta? Garbinga 4 vieta. Visai neblogai. Neblogai. Tai iš tikrųjų, tai būtų gal buvo ir greičiau, bet man ten kažkas užsispaudė. Reikėjo pratampyti gal jį kažkaip tai. Ne, yra. Viskas yra gerai. Mokėt priimti 4 vietą. Taip. Po metų, kai jau būsi tarptautinio lygio žvaigždė, aktorius, tai mes kviesim vėl, tad galėsi pagerinti rekordą. Aš pasitreniruosiu tada namie. Taip, Žilvinai, smagus pokalbis tam buvo, tai linkėjimai Lietuvai tavo fanams naujiems, draugams, moterims, kurios tyšta dėl tavęs ir tu esi vienišas dabar. Šiuo metu taip. Ieškai antros pusės ar ne? Kaip čia pasakius... Jeigu atsirastų, taip. Ieškot neieškau, bet sutikt būtų visai galbūt smagu. Vienas gyveni dabar? Jo. Gerai, tai palinkėjimus visiems klausytojams, nes klausomumas dabar, aš pažiūrėjau internetu, žinok, ir nuotraukos aktyvumas, kurią mes įdėjom, yra viršė limitus, tai nori žmonės girdėti tave ir smagu, tau irgi bus motivacija toliau daryti tai, ką darai. Tai tikrai taip. Tai linkėjimus. Norėčiau palinkėti žmonėm tiesiog to paties, ko linkiu savo, tai yra nenuilstamos motivacijos, siekti daryti kažką, ieškoti prasmės, atsakymų ir svarbiausia svajoti, nes iš tikrųjų per savo trumpą gyvenimėlį galiu patvirtinti, kad svajonės, jeigu jos yra realios, jeigu kažkas dėl jų daroma, jos pildosi, jos materializuojasi, visos mintis materializuojasi, taip kad būkit pozityvūs, siekit savo tikslų ir tikrai jos pasieksit anksčiau ir vėliau. Žilvinas Stratas baigė savo trumpą interviu. Ačiū, kad atėjai. Ačiū tau, kad linkėjimai ir susitiksim sporto salėje, kaip visada. Iki.